Лошадь – это живой символ неукротимой свободы, мощи и скорости. Но человеку удалось приручить это стремительное и вольно любимое создание. По мере распространения их по земному шару они смогли изменить экологию, социальные структуры и экономику. Лишь с появлением промышленной механизации их роль в обществе стала постепенно угасать. Однако это совсем не означает, что лошади совсем ушли с нашей жизни. Наоборот, люди продолжают восхищаться ими, и они остаются частью современного общества, досуга, спорта и терапии. Верховная езда теперь является распространенным развлечением среди взрослых и детей. Кому-то нравится природа, кто-то просто восхищается лошадьми и хочет проводить как можно больше с ним времени все вместе, а кто-то занимается конными дисциплинами. Сегодня у нас есть прекрасная возможность пообщаться с владельцем конно-спортивной школы Gražvydas Dzidzileta и многократным чемпионом Литвы Norisas Chmieliauskas. Vaikystėje buvo labai didžiulis noras, labai norėjau jot. Kažkada pamačiau važiuodamas, kai yra žmonės joja su žirgais ir mane tai žiauriai užkabino. Kaime, aišku, seneliai turėjo arklį, ten, nežinau, nuo pat mažens aš jo jodavau. Nu ir ten susiradau aš tą žirgyną Kaune pats, nuvažiavau. Ir mamai jau pasakiau tada, kai aš buvau užsirašęs tą sekciją ir, aišku, mama nebuvo prieš. Какие были первые шаги в конном бизнесе и финансовые вложения? Nu, biznis galbūt prasidėjo taip, sakysim, iš to sporto perėjom į saugom, buvo šitie 90-ieji, tapo nepriklausomybė Lietuvoje ir reikėjo išgyventi, kažkaip tai kurti savo ateitį. Nu, ir pabandėm pirkti žirgus, juos mokyti, pardavinėti, nu, visa mūsų buvo pradžia. А в чем плюсы и минусы вашего бизнеса? Какие есть подводные камни? Nu kaip, pliusų ir minusų, manau, čia yra labai daug, kiekvienam versle, o su žirgais, su gyvais padarais čia yra iš vis labai daug. Visą laiką tu turi žirgą ir tu galvoji, kad tai bus labai geras, o atitinka, kad iš tikrųjų atsitinka tikrai ne taip, jis turi visokių ir kitokių problemų. Jie taip pat kaip ir žmonės, visi yra skirtingi, turi savo charakterio savybės, būdus, reaguoja į aplinką ar nereaguoja. Labai daug. Čia galim būtų pasakoti labai ilgai, bet jie tikrai visi žiauriai skirtingi. Как владелец конюшни, на чем вы зарабатываете? Какие самые главные способы заработка здесь? Tai mes stengiamės pirkti žirgus jaunus, juos mokom, ruošiam, važiuojam į varžybas ir tada stengiamės parduoti. Ir čia ir mūsų yra tas vadinamas pelnas, nes tu išmokai žirgą, kas tai yra tikrai labai sudėtingas dalykas ir už tai, ką jis moka, tai kyla jo vertė ir tada tu jį parduodi ir iš to gyveni. Aišku, dar vyksta ėjimo pamokos, pasėdinėjimai, daug tokių pašalinių dalykų, kas surišta su žirgais. Конный спорт очень дорогой, и купить лошадь – это самое малое вложение, которое можно сделать. Что нужно для содержания коня? Čia irgi, aišku, investicijos ir nusipirkti žirgą, iš tikrųjų tai yra investicija. Tai reikia paskui turėti, kurį laikyti, kurį pastatyti. Paskui reikia, klausimas, ar tu moki jo ar nemoki. Reikia tada turėti trenerį, kuris tau padės. Paskui reikalingas veterinorius, reikalingas kalvis. Jeigu nori važiuoti į varžybas, tai reikia turėti transportą. Tai yra paskui varžybose startiniai mokesčiai. Ir čia labai gaunasi krūva išlaidų. Расскажите про себя. Занимались ли вы конным спортом и какая дисциплина была вашей любимой? Aš pradėjau, šiaip trikovės rungty, yra tokia trikovės rungtis, tai yra visos sujungtos 3 rungtys, tai yra dailus jojimas, tie lauko bandymai, krosas vadinamas, jojimas per lauko šoką, banketai, rastai, per negriaunamas kliūtis ir trečia konkurai. Tai aš nuo tos ir pradėjau. А какая ваша любимая лошадь? Какой любимый вид лошади, если так можно сказать, у вас? Nu kaip, nėra pasakyti, kad čia kažkoks tai tų žirgų yra daug, kurie patinka, patiko ir atrandi, sakau, kiekvienas žirgas yra labai skirtingas ir turi skirtingų savybių. Vieni galvoja, kad žirgas yra ten gražus ar negražus, jis geras ar ne. Manau, kaip ir kiekvienas žmogus, jis yra tuo ir įdomus, tas žirgas, kad jis turi savo charakterį, savo požiūrį viską ir tada tu šitai vertini ir tą žirgą tau patinka, nepatinka, bet vis tiek bendrauji su juo.
Какие конные дисциплины вы преподаете в конно-спортивной школе здесь? Pas mus yra dailusis ėjimas ir konkūrai. А что более популярно? Daugiau populiaru, aišku, yra konkūrinis ėjimas, šokimas per kliūtis, nes daugiau patinka žmonėm. Bet dailusis ėjimas yra viso ėjimo pagrindas, tai yra abėcėlė. Jeigu tos abėcėlės nemoki, tavo pasiekimai šitam sporte bus tikrai labai riboti. А к вам приезжает больше детей или взрослых на обучение, или, может, просто на верховую езду? Daugiau važiuoja, aišku, vaikų, kurie nori jo, ir mes čia bandėm tokią praktiką prieš keletą metų Viešūnų mokykloje čia siūlyt, kad kas galbūt norėtų nemokamai pasėdinėti, bandėm organizuoti ir atvežimus, bet atsiliepimų, atsišaukimų nebuvo. Čia pagrindė pas mus važiuoja visi iš Vilniaus. Лошади сейчас являются огромной частью терапии. Бывали ли у вас случаи, когда к вам приезжали, чтобы заниматься терапией? Taip. Būna iš tikrųjų atveža vaikus ten ir viskiausias su cerebraliniu paralyžium. Tikrai tiem vaikam patinka ir važiuoja. Yra tikrai dabar ne vienas ir ne du, kurie naudojasi tuo, bando. До этого вы упомянули, что к вам приезжают заниматься дети, и родители хотят самого лучшего для их детей. Поэтому расскажите, как вы выбираете персонал на работе? Ne, mes turim savo trenerius, kaip sakyti, tai yra tradicijos, kur pas mus jos galbūt taip gyvenimas suvedė, kad mes turim Lietuvoje geriausią dailių ėjimo trenerę, kuri yra paruošus vieną merginą, kuri čia ir užaugus, kuri dalyvavo net olimpinėse žaidynėse. Ir mūsų pasiekimai konkuruose tikrai nėra menki. Pas mus atvažiuoja toks žinomas raitelis kaip Zigmantas Šarka. Taip kad ganėtinai neblogai, manau, tose srityse sekasi. А какие у вас планы на будущее? Что вы хотели бы добавить в конюшни или изменить? Ką mes norėtumėm? Norėtumėm, aišku, daug didelio maniežo, aikštės ir tikslas, aišku, yra susirasti žirgą, su kuria galėtume išvažiuoti į olimpiadą. Tai va čia tikslas, tikrai yra tai tikslas ir mes jo bandysim siekti. Расскажите, откуда вы привозите лошадей? Iš visur, žinokit, Lietuvoje, iš Lenkijos, Olandijos, Belgijos ieškom, žiūrim, iš visur. Neturim vienos vietos, iš kurios perkam. Patys auginam dar žirgus plus, veisiam. Tai aš esu Nojus Chmieliauskas, man 20 metų, užsiiminėju arklių sportu jau apie 8 metus ir kaip ir visa šeima planuoju iki kol leis kojas joti. То есть твоя любовь к лошадям началась с самого детства из-за семьи? Jo, aš pradėjau joti, nes nenorėjau joti, mama liepė, bet kaip senelis turi visą žirgyną, tai teko. А какая твоя конная дисциплина? Чем ты занимаешься? Aš šokinėju per kliūtis varžybose, buvau ir bandžiau ir tą gražų įėjimą, dailai, bet man čia per mažai adrenalino atrodo. Kai buvau mažiukas, buvau užkeltas ant arklio, bet taip, kad ką prisimenu, tai čia šitam pačiam žirgyne, kur dar nebuvo atnaujinti gardai, prie arkliukų pastojau, paglošiau ir tom ir prasidėjo viskas. Turbūt labiausia, ką įsimenu, tai kai buvau 14 metų, čia turbūt 18, jojau už dviejomis įskaitomis vyresnius ir laimėjau Lietuvos čempionatą jaunimo. Tai čia turbūt vienas iš įsimintiniausių mano prisiminimų. Tas čempionatas, kodėl aš jį taip prisimenu, nes visi buvo žymiai vyresni, daugiau patirties. Tenais buvo grinai mano pirmas žingsnis į aukštesnius aukščius su vyresniais raiteliais, tai labai džiaugiausi, kad ne tik pavyko gerai ir prisirinkti patirties, bet ir laimėti visą turnyrą. Tai tas labai man iki šiol prisimintina. Что для тебя самое сложное в конном спорте? Manau, kaip ir visiems raiteliam, ta kantrybė, tas ryšys su arkliais, jos suprasti, kada jiem patinka, kada jie nervuojasi, ko jie nori, ko jie bijo, ko jie apgauna, tai va, čia tas yra viena iš sunkiausias dalykas šitam sporte. А планируешь ли ты связать свое будущее с конным спортом? Jo, labai tikiuosi, kad pavyks susukti savo visą gyvenimą su arkliais ir nereikės keisti daugiau nieko.
Расскажи, сколько у тебя вообще было лошадей за все время, пока ты катаешься? Labai daug, labai daug. Vien šiuo momentu joju aš 10 arklių. O per visą savo karjerą, tai manau tikrai esu jojęs, tarkim, apie kokius 100, 150, tai tikrai didelis skaičius. Nu ir tie arkliai sukasi vis tiek, tas parsiduoda, tas išvažiuoja, kažkam pensija ateina, tai daug. Когда лошадь уходит на пенсию, скучаешь ли ты за ним? Jo, mano vat, būtent pirmie arkliukai jau yra išėję į pensiją, tai visada pasilgsti, vis tiek prisiminimai, visokiausios pergalės turnyrai, tai prisimeni, jos išleidė į pensiją, tai po to jie vaikšto, bet užtat džiaugiasi, kad jie, žinai, kad gerai leidžia laiką, vaikšto, mėgausi gyvenimu. А когда новая лошадь приходит сюда на конюшню, ты его воспитываешь или тебе уже дают воспитанного коня, который уже что-то умеет? Yra labai skirtingai, būna jauni arkliai, kurios čia mūsų kaip ir pagrindas yra, kad mes pasiemam jos mažiukus dar, kur nieko nemoka ir mokinam, bet būna atveju, kai atvažiuoja ir vyresni ir jie jau moka ir tu tiesiog taikaisi ir bandai progresuoti su jais. Tai. А сложно воспитать коня? Jo, šiaip tikrai sunku, reikia daug kantrybės, daug praktikos, visi skirtingi, niekada nebus tokio pačio ir tikrai labai sudėtinga. А все твои кони, которые у тебя были, это все литовцы или с других стран? Ne, yra visokiausių, pavyzdžiui, šitas tai lietuvis, bet turime daug ir iš Olandijos, ir iš Belgijos, bet daug ir veisiam patys. Tai čia vienas iš tų pliusų sporte, kad gali pats išveisti ir matyti toliau jo progresą. А сколько времени в целом ты проводишь на конюшне? Aš asmeniškai tai nuo ryto iki vakaro, aš daug labai jų turiu įsivesti, prajoti, tai man gaunasi visa kaip ir diena ir daugiau. Tai, bet, nesiskundžiu, man tai patinка. Может быть, у тебя есть какая-то история, которой ты бы хотел поделиться или рассказать больше про соревнования, которые у тебя были, потому что мы знаем, у тебя много побед? Čia vienas iš paskutiniųjų varžybų. Išvykome į varžybas į Lenkiją. Tikėjomės, kad bus varžybos viduje manieže, nes kaip ir oras nebuvo labai šiltas, bet atvažiavę gavome informaciją, kad varžybos lauke. Tai tokia truputį visi buvom šokę, nes vis tiek arkliui reikia ypač jaunam priprasti prie lauko ar ten maniežo, tai visi labai pasimetėme, bet galiausiai grįžome su daug labai pergalių, aš laimėjau 4 konkursus ir ten toliau labai gerai sekėsi, tai čia tos varžybos tikrai ilgam, manau, visam klubui įsimintinos. Как долго обычно занимает подготовиться к выступлению? Būtent su jaunu žirgu, tai mes jos pradedame jo 3 metų, apsijojam, komanda yra kas apjoja juos ir po to mes jau pradedam dirbti. Tai, užtrunka pusę metus, kad jį vesti į tinkamą discipliną ir jam paaiškinti, kas iš jo yra prašoma. Tai apie pusę metus. А у тебя был опыт тренерства, что ты кого-то учил или готовил к соревнованиям? Buvo, kad treniravau, bet man asmeniškai įdomiau yra pačiam daryti, bet tenka būna ir jeigu senelis, treneris mūsų negali ir varžybose nespėja pažiūrėti, man reikia pažiūrėti, bet stengiuosi neužsiminėti tom, geriau pačiam kol kas daug progreso pririnkti, daug visokiausių patirties ir tada gal ir pradėčiau tai daryti pilnu pajėgumu, bet dabar tai nelabai. А легче заниматься с конем, который вот только-только растет, и ты его учишь, или который уже старый, взрослый? Jauną arklį pradėjęs dirbti, tu žinai, kad jo prieš tai dar niekas neišgąsdino, nieko jo nenuskriaudė ir tu matai jį jau pažįsti nuo mažens. Tai čia yra truputį lengviau negu pasiėmus seną arklį ir neaišku, kas pas jį buvo praeiti šeimininkai, kaip jie tenai su juom bendravo, kaip jie ko reikalavo. Tai man asmeniškai yra lengviau pasiėmus jauną arklį nuo pradžių, nuo mūsų ir kaip šitas ir tobulėti kartu su juom. Tai čia man taip asmeniškai labiau patinka. А что ты посоветуешь всем, кто хотел бы заниматься конным спортом? Svarbiausia yra nebijot. Arkliai jaučia baimę ir jeigu nori pabandyti, bet bijai,
reikia išaukti iki tol, kol suprasi, kad čia arkliai yra geras dalykas. Ir pirmą, kad pradėti jotis, reikia mylėti, rūpintis ir tada jau galima toliau jot, nes negali pradėti nuo atvirkščiai jot, tada mylėti, bandyti rūpintis. Tai reikia suprasti, suvokti, mylėti ir tada galima bandyti. А вы даете им какие-то фрукты, овощи, не знаю? Jo, obuolius. Labai jie mėgsta, pagrindė obuolius duodam, nes ir vitaminų daug ir jiem labai patinka. Yra konkuras, trikovė ir išėdinėjimas. Pagrindiniai 3, tai man konkuras labiausiai prie širdies, nes sieka adrenalinas ir tas visas arklio darbas man labiausiai patinka, bet be išėdinėjimo nebus ir konkurų, nes arklys turi mokėti ten tos pagrindinius elementus. Ką, lipam? Čia kornetas. Корнета. Kornetas, jo berniukas. Бернюкас? Berniukas. Корнетас? Kornetas, jo. А, я думал, корнета. Шо ты? Мужик. Tai jūs turbūt norėsit, kad porą ir šuolių padarytume, ne? Tai aš tada biškį parišiuosiu, apšildysiu jį. Gerutis. Tai kaip ir kiekvienam sporte, apšilimas yra labai svarbu. Žirgam lygiai tas pats gaunasi, pradedama yra nuo žingsnio, kai arklys eina savo natūraliuoju ramiu ėjimu. Po to yra ryšė, kur, aš dažniausiai, jeigu ne šokimo diena, kai jie šokinėja per kliūtis, darau 2 po 15, jeigu konkūrinė diena, kai šokinėjom, tai padarau tiesiog 1 kartą 15 minučių ir zovadą. Tas irgi vienas iš jų natūraliausių bėgimo žingsnių. Tai toks ir tas yra apšilimas mūsų. Ir į krūvį vedam per apšilimą, jojam į laukus, į pievas, į kalnus. Tai visiškai tas pats kaip ir su paprastu sportininku, tik tai, kad jis mums nepasako, pavargo, nepavargo, turi jausti, kiek jam yra per daug, kiek jam yra per mažai, kiek gali jam duoti spaudimo, kiek yra per daug. Tai viskas yra jutime ir ryšyje su savo kolega. Tai aš kaip sportininkas vis tiek turiu suprasti, kad čia yra gyvas daiktas, kuris nepasakys, kad man sunku, man skauda, turi įvertinti jo galimybės, neužsportuoti šokant į aukštį per sudėtingus maršrutus ir turiu suprasti, kad jam irgi reikia laisvų dienų, jam irgi būna blogas rytas, blogai įsimiegota, kad kartais jam irgi geriau paleisti lauką pavaikščioti, kai matai, kad nėra nuotaikoje, kaip su žmogum. Tik tai, kad jisai negali mums to pasakyti. Arkliai irgi paprasti gyvuliai, kiekvienas kažko naujas, kažko kito bijo. Nėra taip, kad vienas būtinai to, kitas to. Šiaip reikėtų toj paklausimti trenerio, kažkas yra su spalvom, kad jie kai kurių spalvų pilnai nemato, kaip mes žmonės, bet čia aš pats nesu įstikinęs kurių. Расскажи, а какие должны быть качества у хорошего всадника, как у человека? Vienas iš tų pagrindinių, čia manau visur, bet ypač čia yra kantrybė. Kantrybė numeris 1 ir turi mylėti gyvūnus, turi būti meilė, tada eina jau darbas, rezultatai, treniruotės, bet nes jeigu nėra meilės, nėra pasitikėjimas. Irgi turi pasitikėti, kad jisai turi daug jėgų, kad jisai padarys tą šuolį, kad jisai padės. А что важнее в конном спорте, связь с лошадью или техника? Geras klausimas, bet jeigu kalbant apie konkurą, tai technika. Nes ryšys gali būti geras, bet būtent su jaunu arkliu turi padaryti viską teisingai, kad jisai nemokantis dar atliktų irgi teisingai. Žiūrėk, nėra, kokių spalvų arkliai nemato? Aš irgi paklausiu, aš taip, žinau, kad yra kažkokių, ne?
Dar arklys nepasakė nieko. Op. Oi, geras. Op. Ai, geras. Ai, geras. O čia buvo ženklas, kaip jis džiaugiasi. Tas toks stiprus šuolis išmušė iš balno. Ramiai. Ай, geras. А расскажи, были у тебя моменты, когда ты падал с лошади, и как ты потом справлялся со страхом, если он у тебя был? Šiaip labai dažnas variantas, kad raitelis krenta be arklio, baisiausia yra su arkliu kritimai, tai čia nėra medžio, bet mano visi kritimai per pastaruosius metus, per 2-3 yra dažniausiai su arkliu. Tai sunkiausia yra po to pasitikėti, kad daugiau tai nepasikartos, kad jisai kaip arklys nepadarys tos klaidelės dar kartą, arba aš kaip raitelis neatvėsiu daugiau į tokią distanciją, kur jisai suabejos manim ir savim. Bet būna raitelių, kurie nesusitvarko su pasitikėjimu, baime ir tai labai kiša koją, pradeda daryti klaidas, kurios po to daveda vėl iki kritimų arba netokių rezultatų, kokių tikimasi. А что для тебя означает хорошая связь с конем? Realiai, kai arklys tavim pasitikė ir jisai, labai matosi iš šono tas ryšys yra būtent arklio ausis. Kai yra ausytės, kaip pas jį dabar yra priekyje, reiškia, yra viskas labai liuksis, labai džiaugiasi, jį paglostai ir viskas yra draugiška. Bet kai arklio ausis yra į galą, aišku, aš nepadarysiu, kai pas mus yra tikrai geras su jom ryšys, aš joju nuo mažens, tai reiškia, arklys pyksta. Tai čia tokie pagrindai, kur matosi, kada jau arkliai pyksta, bet šitas tai labai laimingas, jis čia, aišku, šiltas, sušilo, bet laimingas. Jeigu ne arklys, tai ką? Jeigu ne arklys, šuniukas. Šuniukai, jo, man labai panašus jie yra su arkliais, iš tikrųjų, jeigu arklį labai gerai prisijaukini prie savęs, geras ryšys, tai jie grinai kaip šuniuka. O antras, tai kačiukas, tie du, kurie labiausiai su žmonėm bendrauja, bet jeigu be tokių, kur bendrauja, tai delfinai. Protingi irgi kaip arkliai turi ten tą gerą galvą, masto, tai šitie būtų tie gyvūnėliai, kur man patinka be žirgelių. А как завести хорошие отношения с лошадью, чтобы она тебя полюбила? Turi jį lepinti, tie visokiausi skanukai, miusliai, turi ateiti pas jį ir tas jojimas, tos klaidelės, kai jisai padaro, kiekvienas raitelis skirtingai sureaguoja, bet tą ryšį, kad išgauti, tai paglostyti jį, supras, kad darom visi klaidas, nepykt ant jo ir niekada su jom stengtis nesipykt, nes kitaip nebus to ryšio tokio. А насколько дорого заниматься конным спортом, если это профессиональный уровень? Oi, skaudi tema, tikrai labai brangu. Jeigu būti profesionaliam raiteliui ir įsilaikyti viską iš savo kišenės, tai, sakykime, 2 arkliukai vis tiek, gardas, varžybos. Varžybos, jeigu tarptautinės, tai dažniausiai būna 500 eurų, tiesiog 3 startai, tokios 2 per mėnesį. Labai daug, man net sunku skaičiuoti, tikrai daug. Valgyti jam, tas visas gydymas. Tai arkliui tikrai, manau, 1000 į mėnesį, nevažinėjant daug varžybų, tai tiesiog taip. А мы знаем, что ваша школа является достаточно популярной в Литве. Какие самые главные не вознаграждения, а achievements были в Мустангусе? Pradedant ties seneliu, tai jisai labai daug ten trikovės visokiausių turnyrų išlošęs, dar kai buvo seniausi tie laikai. Tada turiu broliuką, kuris joja jaunesnis, tai jo amžiui, ką jisai šoka, tai irgi tikrai yra įspūdinga, nes dažniausiai vis tiek, kiek 12 metų. 12 metų jisai jau šoka, būna su rimtesniais raiteliais, tai čia irgi kaip klubui labai toks pasiekimas. Aš asmeniškai ten
Europos čempionate buvęs jaunų raitelių, kur iš Lietuvos nėra, kad labai daug važiuoja, nes ten lygis aukštas. Nu ir ten Lietuvos čempionas buvau jaunių, ten jaunimo įskaitose gal kokius 6 kartus, bet tiksliai nepasakysiu. Nu ir dar išėdinėjimas pas mus yra, šiaip pas mus visas toks kaip ir paketas yra ir konkurai, ir išėdinėjimas, tai ir svarbiausia, kad tas stabilumas būtų, bet kitose klubuose tai yra, tai nėra, pas mus tokia draugiška команда, tai aš labai dėl to džiaugiuosi. А если можно как-то различить лошадей по характеристикам, как мы различаем людей, там хорошие, плохие, добрые, злые? Jo, tikrai būna žirgelių, kurie į savęs nenori būti prie daug žmonių, nenori, kad juos liestų. Tai aišku, čia yra atvirkštinis variantas. Jisai nori, kad jį liestum, jis nori, kad visi jį žiūrėtų. Čia yra tiesiog arkliukas, kuriam reikia dėmesio. Būna kiti, kur nenori dėmesio, pyksta, atsisuka užpakaliu į tave, tai labai daug tokių вариантов. А вот если человек приходит, и у него нет никакого оборудования, специальной одежды, чтобы заниматься, ваша школа может на первое время что-то дать? Или нужно свое? Jo, pas mus atvykus tas kelnes, pavyzdžiui, ir batai nėra pradžiai labai kažkoks rimtas dalykas, kuris yra reikalingas, bet šalmas, tai mes tą galime suteikti ir be šalmų neleidžiame griežtai ir šiaip patys visada su šalmais jojam, bet kol pradžia, tai batai kelnes nėra svarbu, mes šalmą suteikiam ir vaikam liemenės, tai tikrai yra, galima atvažiuoti ir drąsiai mes duosime viską. Kumelės, su jom, jos yra labiau užsispyrusios. Su jom turi gražiai, nesipykt, čia kaip ir man atrodo visur. O su berniukais galima pasipykti, truputį jie vis tiek tokie atlaidesni, bet lengviau su berniukais. Bet kumelės dažniausiai, negaliu sakyti dažniausiai, bet man asmeniškai su kumelėm labiau patinka dirbti, nes jos užsispyrusios tokios, su jom įdomiau. Varžybom jo mes irgi supinam karčius, pavyzdžiui, išeidinėjime tai būtina. Turi būti gražiai supinta, bet konkurai yra laisvas stilius, gali būti plaukai palaidi, gali būti supinti, čia realiai raitelio jau noras, koks jisai nori, kad tas arklys atrodytų. O taip, ramiai. Vai, geras. Jo, užsiekit jūs šalmą dar. O. Все, проф. Профас, хорошо. Šiaip arklių... Valia telefon dalykas. Поняла. Šiaip tas būtent arklių visi įsivaizduoja, kad čia būtinai sportas turi būti. Šiaip nebūtinai sportas, gali būti hobis. Pas mus yra ir kur maži vaikai atvažiuoja, ir suaugę, ir netgi vyresnio amžiaus. Ir yra ir netgi terapijos, kurios padeda ten vaikam visokiem, kuriem reikia pagalbos su nugara, arba šiaip žmonės, kuriem reikia daugiau pagalbos, kurie truputį lėčiau viską daro, tai arkliukai irgi yra labai gera terapija. Kadangi būtent tokias paslaugas gali atlikti tiek žirgai ir delfinai, o delfinų asmeniškai bent jau Lietuvoje aš įsivaizduoju, kad yra mažai kur. O būtent žirgų ir žirginų, kurie galėtų suteikti tą pramogą ar tokią terapiją, yra tikrai žymiai daugiau ir manau, kad arkliai tikrai yra pasiekiamas dalykas ir žmonės turėtų tai daugiau atkreipti dėmesio ir nebijoti pabandyti, paeksperimentuoti, nes tikrai yra bandyta ir tikrai padeda. Супер. Спасибо большое, очень классно. Клас. Буба, що ти голодний, чи що? Він не хоче. А нужно куда-то прицепить, нет? И все, это закрывается. Люкс. Спасибо большое. Та не пальці. Молодец! Как зовут? Чоколадес. Чоколадес. А, кличка Серега. Да, да. Ты такая булка.
Nu, dar mažiukas neseniai, čia 3 dienos jam tik tai. Dar kleckas toksai. Bet va, jo, vis tą motiną saugojus, daug ten neprisileidžia. Gali prieiti, aišku, bet nėra labai patenkinta. Dar nelabai žmogaus dar pripažįsta, nu motina, tai aišku pripažįsta. Jisai tai toks mažas kleckas dar, tai nelabai. Geras. Tai va, man atrodo, abiejų šitų vaikų tėtis yra Serioga. Jo, Serioga paraboto. Čičiut. Bet jo, šita tai fainulka. Šita bus gerulė. Как ее зовут? Адамėlė. Адамеля. Jo. У них у всех литовские имена, да? Nu, kurie gimė pas mus jo, stojasi. Pasirodyti jai čia reikia. Йоу. Nu, labas. Nu, tokia irgi draugiška šiaip. Ganėtinai visi draugiški. Привет. Работаю на камеру, молодец. Ну, кличка Булочка. Булочка, так я Да, угадала. потому что она, когда маленькая, была такая толстенькая, маленькая, толстая такая. Nu, была Булочка. Tai čia yra lenta, arklių vardai, visi, kuriuos aš asmeniškai pats joju. Ir būna, tai, tarkim, Vaikyta, Levada. Ir taip aš nepasimetu, kai tiek daug arklių joju, ką aš veikiu su jais, kada jiems reikia duoti palsėt, kada šokam. Čia toks kaip ir mano grafikas, kad aš pats asmeniškai nesusimaišyčiau. O čia pakabinti yra laimėjimai. Gaunam, kiekvienas laimėjimas vienas gauni po tokį, kaip ir mes vadinam, rozetę. Jam man arklio šiaip pakabina, raitelį taurė kaip ir, o rozetė arkliui. Tai jų tikrai daug turim, tai čia jau pradėjom tiesiog kabinti, nes nėra kur judėti, bet, nu, visai gražiai atrodo. Ten dažniausiai klubo koks pavadinimas, tai čia vat, Royal Horse Resort ir ten dažniausiai Lietuvos vėliava tai būna Lietuvos čempionatas, o čia, nu, čia Lenkijos daug turim ir ten taip reitume čia daug pasakot, bet iš kiekvienų klubų, kiekvienas skirtingas dizainas jau matosi, va, tas mėlynas, kad čia visos yra iš vieno klubo ir taip. Čia dar va, pas mus žirginėm yra atvažiavęs labai kietas dėdė Zigmantas Šarka, tai jisai va patreniruoja mus, patarimų duoda, striuškių nurašo, kaip ten ką reikia daryti. Tai labai kietas jisai jau daug metų, bijau sumeluoti kiek, bet 70 gal, jo, kažkas tokio. Ir jisai dar vis joja, tai jis atvažiuoja, dažnai duoda patarimų, padeda. Tai labai gerai, kai yra tokių žmonių Lietuvoje, kurie gali mums padėti. Jeigu norite išmokti jot su tikrai patikimais raiteliais ne tik vienos kartos, o net 3, tai Mustangas tikrai yra ta vieta, kurią jūs turite apsilankyti. Man atrodo gerai pavariau.